Labą dieną, sveiki visi, ponai ir ponios, čia yra Tai Status Cup interviu. Šiandieną mes turime pas save ąžuolą, Erlapal Kugelius. kugelius. Taip. Norėčiau paklausti jūsų, pirmas klausimas, kaip jaučiatės apie šį naują žaidimą CS2? Ar jis jūs nustebino, ar jūs esate nusiminęs dėl bugų? A, Visų pirma, norėčiau pradėti, kad aš tikrai nesu nusiminęs visais naujais atsiradimais, pakeitimais. Tik viena problema iš mano pusės. Nepavežu. A, Aš girdėjau tokie klausimai ir iš kitų panašių žaidėjų kaip aš, bet manau su laiku visą tai išsispręs. taip, FPS tikrai vis dar yra problema CS2. Kitas klausimas. Jūsų komanda Team Bentley, į kurią jūs buvote pakviestas dėl trūkumo Bentley klasėje CSGO žaidėjų, atrodo šiek tiek silpnesnė. Ar jūs nebijote Daistatus komandos? Nebejom. Pas mus aukščiausia ir žemiausia. Tai išsilygina iki vidurio. Mhm. Pas juos viduriukas, pas mus geriausi ir blogiausi. Todėl, manau, bus įdomus žaidimas. Kitas klausimas. Taurė vyks ant CSGO. Ar jūs manote, tai jums turėtų padėti ar sutrukdyti pasiekti, gerą rezultatą prieš Daistatus komandą? Kai kuriem bus tikrai geriau, nes kaip žinome, uh, nu, kai kuriem bus geriau, tačiau mūsų žaidėjui Jonui buvo daug geriau žaisti ant CS2. Bet ant CSGO nežinau, kaip jam sekasi. Man pačiam visai patinka Subtik serveriai ant CS2, tačiau pamatysim per patį žaidimą, kaip seks. E, Kaip jūs pats galvojate pasirodysite šioje taurėje? Ir ko jūs, tikitės galbūt iš savęs šiandieną? Žinok, negaliu nuspėti nieko. Visi yra nenuspėjami, įskaitant mane. Žinok, pamatysim. Gerai. Ir galiausiai, koks jūs spėjate bus šiandienos finalo rezultatas? Kad pamotyvuočiau savo komandos narius, sakysiu, kad Bentley. Mhm. Suprantu. Ačiū labai už šį interviu, ąžuolai Erlapal Kugeli ir sėkmės Daistatus Cupe. Ačiū.